Sveiki, šiame vaizdo įraše aš kalbėsiu apie C# operatorius. Tai jie naudojami atlikti tam tikras operacijas, veiksmus kintamiesiems ir reikšmėm. Tai jie yra 4 tipų, tai aritmetiniai operatoriai, priskyrimo, palyginimo ir loginiai operatoriai. Taigi dabar pakalbėsiu apie aritmetinius operatorius. Taigi, kokie egzistuoja? Tai visų pirma, yra sudėties operatorius, kuris apsirašo tiesiog pliuso ženklu. Jo paskirtis yra sudėti dvi reikšmes. Toliau yra atimties operatorius, kuris apsirašo minuso ženklu. Paskirtis tiesiog iš vienos reikšmės, tarkime, atimti kitą. Toliau yra daugybos operatorius, paskirtis jo sudauginti dvi reikšmes. Toliau dalybos operatorius, padalinti vieną reikšmę iš kitos naudojamas. Toliau toks procento ženkliukas yra naudojamas modulio operatoriui. Paskirtis grąžinti dalybos liekaną. Kitas operatorius yra du pliusai. Jis vadinasi didinimo operatorius. Paskirtis padidinti reikšmę vienetų. Ir du minusai, tai mažinimo operatorius. Tai jo paskirtis yra sumažinti reikšmę vienetų. Tai šituos operatorius yra naudoti gana paprasta. Jie panašiai kaip ir naudojami kaip ir matematikoje, skaičiavimuose. Tai turbūt nerašysiu pavyzdžių, jeigu kažkam įdomu, komentare galėsiu parašyti, bet taip nelabai dabar norėčiau toliau išsiplėsti apie juos. Tai tęsiant apie operatorius, pakalbėsiu apie priskyrimo operatorius. Tai jie yra naudojami tada, kai norima priskirti tam tikras reikšmes kintamiesiems. Taigi išvardinsiu, kokie jie yra ir vėliau parodysiu jums pavyzdžių. Taigi pirmas operatorius priskyrimo yra lygų. Plius lygų, minus lygų, žvaigždutė lygų, dalyba lygų, procento ženklas lygų, and lygų ir kiti. Taigi dabar parodysiu, kaip jie yra naudojami. Taigi susikursiu kintamąjį a ir priskirsiu jam reikšmę lygų. Taigi čia bus pats paprasčiausias priskyrimo operatorius lygų. Arba galime naudoti, tarkim, jau yra reikšmė ir norime priskirti kitokią reikšmę, tai rašysime a lygų ten dabar jau 6. Taigi toliau kalbant apie priskyrimo operatorius, tai kaip ir minėjau, yra plius lygų. Kaip jį naudoti, tai tarkim pasirašysiu a plius lygų 2. Šito dalyko ekvivalentus rašymo būdas būtų a lygų a plius 2. Toliau būtų minus lygų operatorius. Tai labai panašiai būtų kaip ir plius lygų naudojamas. Toliau būtų plius lygų operatorius.
pavyzdys būtų, tarkim, a + lygu 5, a + lygu 11, a + lygu 13, a + lygu 20. Tai būtų galimas variantas, kaip taip padaryti kitaip, bet gauti tą pačią reikšmę, tai tada galima būtų pasirašyti a lygu a + 6, a lygu a + 7 ir taip toliau. Kitas operatorius minus lygu, tai būtų a minus lygu 5, tai tas pats būtų rašant ir a lygu a minus 5, toliau žvaigždutė lygu, tai gautųsi a kart lygu kokiam nors skaičiui norimam 5, 6, kokį ten jūs norit. Tas pats būtų, jeigu rašytume a lygu a kart 5, a lygu a kart 7 ir taip toliau. Toliau būtų dalyba lygu, tai rašytume taip, tai a padalinta lygu 6, a padalinta lygu 3. Tas pats gautųsi, jeigu rašytume a padalinta a lygu a padalinta iš 3, a lygu a padalinta iš 7 ir taip toliau. Tai čia su šitais operatoriais priskyrimo, kaip matome, yra dėsningumas. Jie visi apsirašo praktiškai taip pat, tiesiog su skirtingais naudojamas, tarkim, aritmetiniais operatoriais ir kitais. Tai turbūt, tikiuosi, čia yra aišku, aš dar pabaigsiu rašyti tuos pavyzdžius. Gerai, taigi dabar pakalbėsiu apie palyginimo operatorius. Jie yra naudojami palyginti dvi reikšmes ar kintamuosius. Šie palyginimo operatoriai grąžina reikšmes true arba false. Taigi, kokie yra, tai operatorius pirmas lygu lygu, kitas yra šauktukas lygu, tai reiškia nelygu, tada yra daugiau, yra mažiau, daugiau arba lygu, arba mažiau arba lygu. Tai pavyzdžiui, matome, lygu lygu apsirašo taip, tai x lygu lygu y, tai reiškia tikrina ar x lygu y, tada x nelygu y, tada x daugiau už y, x mažiau už y, x daugiau arba lygu už y, x mažiau arba lygu už y. Toliau apačioje matome loginius operatorius. Jie kaip ir palyginimo operatoriai testuoja true ir false reikšmes kartu su loginiais operatoriais. Tai loginiai operatoriai naudojami nustatyti logiką tarp kintamųjų reikšmių. Pavyzdžiui, pirmasis loginis operatorius AND, jis apsirašo su dviejais AND ženklais, grąžina true reikšmę, jeigu abu teiginiai yra teisingi. Kitas loginis operatorius, tokie du brūkšniai, yra vadinamas OR arba IR, grąžina true reikšmę, jeigu vienas iš teiginių yra teisingas, ir kitas loginis operatorius, toks šauktukas, vadinasi not, apkeičia gautą rezultatą, tarkim, jeigu yra gaunamas teiginyje true, tai panaudojus not gausime false. Taigi turime
sąlyga x mažiau už 5 ir x mažiau už 10. Taigi galima pabandyti tiesiog pasirašyti kokius nors pavyzdžius. Tai tarkim parašysiu 5 yra mažiau už 5 ir 5 yra mažiau už 10. Tai mūsų x reikšmė tarkim yra 5. Šis teiginys grąžins false, nes turėtų abi sąlygos būti teisingos. Toliau. Kitas pavyzdys būtų 4 yra mažiau už 5 ir 4 yra mažiau už 10. Taigi šitas teiginys yra teisingas, abi pusės yra teisingos, todėl grąžintų mums reikšmę true. Taigi pabandykim pasidaryti pavyzdį su loginiu operatoriumi arba. Taigi yra toks pavyzdys x mažiau už 5 arba x mažiau už 4. Taigi, tarkim, pasirašysiu 1 yra mažiau už 5 arba 1 yra mažiau už 4. Tai ir ta pusė yra teisinga, tai turėtų grąžinti true. Tai pavyzdžiui, jeigu būtų tik viena pusė teisinga, tarkim, keturi yra mažiau už 5 arba 4 yra mažiau už 4, tai tarkim, viena pusė yra teisinga, kita yra neteisinga, tačiau turi būti bent viena teisinga, kad mums grąžintų atsakymą true. Taigi, kadangi yra 4 mažiau už 5, tada mums grąžins true. Arba galima imti taip pat skaičius kablelį, taip pat variantas. Tai aš taip ir parašysiu. Tai jeigu šio teiginio nei viena pusė nėra teisinga, tarkim, 10 mažiau už 5 arba 10 mažiau už 4, tuomet gausime atsakymą false. Toliau pabandykim su loginiu operatoriumi not. Tai tarkim, yra vėl ta pati sąlyga, x mažiau už 5 turėtų būti ir x mažiau už 10. Tai tarkim, padarykim, kad čia būtų teisingas, tai tarkim, tą patį galim pasiimti 4 mažiau už 5 ir 4 mažiau už 10. Tai šis atsakymas yra teisingas, tačiau prieš šį teiginį yra padėtas loginis operatorius not, todėl mes gausime atsakymą false. Ir tarkim, jeigu būtų atvirkščiai, jeigu 20 mažiau už 5 ir 20 mažiau už 10, tai gautume false, bet tas loginis operatorius not apverčia tą atsakymą, todėl gautume reikšmę atsakymo true. Tai šiame vaizdo įraše sužinojome apie operatorius, kokie jie egzistuoja, kaip juos panaudoti. Tikiuosi, viską supratote, o jeigu ne, tai visada galima rašyti komentare. Pasistengsiu padėti. Tai šiam kartui būtų tiek.